Amerikiečių poetė Maya Angelou yra pasakęs: žmonės pamirš tai, ką jiems sakei, pamirš tai, ką darei, bet jie niekad nepamirš to, ką leidai jiems patirti. Šiandien klausimas yra, kągi patiria vis daugiau žmonių, panyrusių į savo mažus ar didelius ekranėlius. Sokratui būtų apmaudu, tai jis sakydavo, kad neištirtas gyvenimas net nevertas gyventi. O ką reiškia ištirti gyvenimą? Matyt tai, kad jį verta tiesiog patirti. Kaip manai, kiek jutimų tu turi? Greičiausiai sakysi 5, kaip ir koks išmanusis telefonas. Beje, taip manė dar ir Aristotelis, pirmasis suklasifikavęs mūsų jutimus. Mes matome, girdime, jaučiame, galime paragauti ir užuosti. Tačiau jei manai, kad viso labo turime tik 5 jutimus, klysti, kaip ir klydo Aristotelis. Jis beje teigia, kad musės turi tik 4 kojas, o bitės atsiranda iš jaučių griaučių. Ne, jutimų mes turim daug daugiau net už išmaniausius telefonus. Neurologai šiandien tvirtina, kad turime bent 9, o yra tyrėjų teigiančių, kad daugiau nei 20. Pavyzdžiui, turime šilumos sensorius, jaučiame šilumą ar šaltį. Jaučiame lygsvarą, skausmą bent 2 skirtingais būdais. Jaučiame ir visą savo kūną, turime nesąmoningus kūno žemėlapius. Štai užtenka į rankas pasiimti kastuvą ir puikiai pajausime skirtumą tarp žvyro ir smėlio. Vairuodami automobilį, susiliejame su juo. Puikiai jaučiame jo dydį, gabaritus, greitį ir net dangą, kurią važiuojame. Taip pat išalkstame, ištrokštame ir netgi pajaučiame, kai ką nors svarbaus suvokiame. Todėl, jei nori tapti įtaigesniu ir dar geriau perduoti patirtis kitiems, pirmiausia turi gerai suvokti, ką patiri pats. Štai klasikinis įtaigos pavyzdys, puikiai iliustruojantis, kaip patirtys kuriamos. Pasakojama, kad kartą viena lėktuvo palydovė pastebėjo, kad jautienos patiekalų visiems keleiviams nebeužteks. Tačiau vištienos patiekalų buvo į valias. Todėl vištieną mūsų palydovė turėjo keleiviams pasiūlyti taip, kad jautienos niekas net nenorėtų. Ji kiekvieno keleivio paklausė labai paprastai: ar jūs pageidausite švelniai marinuotos vištienos krūtinėlės šviesiame grybų padaže su šviežiomis daržovėmis ar jautienos? Žinoma, kad dauguma keleivių pasirinko vištieną. Įdomu tai, kad panašūs principai šiandien taikomi daug kur kitur. Pavyzdžiui, kuo brangesnis restoranas, tuo išsamesnis, įmantresnis ir elegantiškesnis jo meniu. Ir priešingai, greito maisto restoranuose meniu specialiai supaprastintas, kad mums būtų lengviau. Akivaizdu, kad šiandien ir daug kitų dalykų virsta paprastesniais, sterilesniais ir efektyvesniais. O kai šitiek visko mums patinka, turime griebtis aukščiausio pasigėrėjimo laipsnio. Pavyzdžiui, pyragaičius ar higieninius įkladus pradedame vadinti nuostabiais, fantastiškais ar net nerealiais. Todėl niekas net nesistebi, kad pradėjome gyventi nerealiai, nesuvokdami, ką patirime ir ką jaučiame. Laimėje yra daug paprastų ir lengvų būdų grąžinti mums jautrumą. Štai vienas iš jų, kuris gali būti išreikštas paprasta formulė. Nes jei, pavyzdžiui, nori papasakoti apie apelsiną, geriausia duoti jo paragauti kitiems. O va, antras geriausias būdas gali būti surašytas panašia kaip šia mokyklos laikų formulė. Va, jei tokia seka pasakosi apie dalykus, ir tai nėra grupinio sekso formulė, lengvai įsitikinsi, kad tavo pasakojimas skambės daug įtaigiau. Tad kaip taip papasakotum apie apelsiną? Kad visi tave girdintys jo užsinorėtų. Pabandom. Štai floridietiški apelsinai. Dažnai maži, neišvaizdus, atrodo niekuo neįpatingi. Tačiau jie yra tikra skonio bomba. Tik pradėjęs pjauti ar lupti apelsiną, girdi, kaip trykšta jo sultis. O kai paimi į ranką, jauti, kad jis tiesiog neproporcingai sunkus. Labai sultingas. Užtenka gerai įsižiūrėti į bet kurią atvirą apelsino skiltelę ir išvysi, kad visi tie tvarkingai sudėlioti nareliai atrodo kiekvienas sprogsta sultim. Atsikandi ir girdi, žinai kaip būna. Apelsinas net spraksi nuo sulčių. Tai tikras, kartą paragavęs negali sustoti. Norisi dar ir dar. Žiūri į supjaustytas skilteles ir negali atsidžiaugti. Kiekviena skiltelė vienodai tobula. Galų gale net kramtymas nutyla, nes nori pasimėgauti. Apelsinas
tirpsta burnoje. Va tada ir patiri tą gerą, paprastą jausmą. Kaip nuostabu, kad apelsinas toks tikras. Na va, nors ir hiperbolizuotai, tikiuosi man pavyko pasakyti tai, ką norėjau. Jei esi ir toliau liksi taip nieko ir nepatyrusių ufonautų, niekad nepapasakosi taip įtaigiai, kaip patyręs ir vis daugiau patiriantis žmogus.